Sužytas Vegasas. Tiek man, tiek kitiem yra tokia pati problema, kad Vegasas tiesiog dropina frame'us ant Preview'o. Ir bent jau kas man padėjo tai sutvarkyti, tai šitas būdas. Pirmiausia, nusistatom Preview'o kokybę, nes šitam būdui reiks paleisti playback'ui visą videką. Bent jau pas mane dažniausiai būna ant draft ir full. Dabar einam į options ir apačioj renkamės preferences. Galiausiai judam iki video skilties, čia susirandam pačioj pradžioj yra parašyta Dynamic RAM Preview Max. Šį skaičių mums reikės nustatyti video nuskaitimui, o šone parašytas skaičius rodo, kiek pas mus maksimum gali būti. Anglų daug kas suprantat. Nors pas mane yra 4 GB ramų, negalima nustatyti jų visų Vegasui, nebent aišku pasiruošti kompataisimui. Todėl nustatom pusę savo atminties megabaitais ir pas mane jų bus 2008. Mažas skaičius, bet sakiau, life is a... Ir tada mes spaudžiame play ir galiausiai išjungiam. Tuomet pasižymim norimą videoklipą ir aišku, jei jų yra daug, kai pas mane dabar, tai spaudžiam tiesiog Alt ir A ir visi klipai bus pažymėti. Ir šis būdas yra geriausias, o kodėl paaiškinsiu vėliau. Toliau spaudžiam Tools ir Build Dynamic RAM Preview. Arba tiesiog Shift ir B. Ir pamatysi, kad tavo video automatiškai pradės eit. Taip yra dėl to, kad visa video peržiūra, arba kitaip cache, yra paruošiama ir saugojama į tavo diską. Tokiu atveju jis mažiau arba iš viso net nelagins. Ir galiausiai, kai baigėsi video peržiūra, pagal pakitimus aiškiai matosi kitoks vaizdas. Kaip ir sakiau, visus klipus geriausia pažymėti su Alt ir A, nes kai pajungsit iš naujo šį skenavimą, Vegasas visus jau prieš tai skenuotus klipus tiesiog praleis. Beje, jei su šiuo nustatymu video rentinasi labai ilgai, tiesiog grąžink RAM Preview atmintį atgal prie to nulio, bent jau taip esu skaitęs forume, o montuojant toliau galėsi jį pakeisti į tinkamą savo. Bet jeigu vis dar kyla kokių nors problemų su šiuo nustatymu, tai parašyk mum į Discordą, kuris yra aprašyme.